Narcizai būna dažnai dosnūs dovanomis, kad jie tiek dėl jūsų padarė, kad jūs jaustumėtės skolingi. Ir jų dovanos dėja nėra iš meilės. Jų dovanos yra skirtos tam, kad jūs galėtų valdyti, kontroliuoti. Kad, kaip minėjau video pradžioje, jūs jaustumėtės skolingi, juk jie tiek dėl jūsų padarė. Tik jeigu jūs esate santykiuose su narcizu, jūs nesuprantate tos vietos, kad būdami iš tikrųjų santykiuose su narcizu, jūs tiek praradote savo gyvenimą, jūs tiek praradote savo sveikatos. Apie pinigus net nekalbu. Tai tos dovanos, ką jis jums ar ji dovanojo, yra labai mažas lašas jūroje, palyginus su tuom, ką jis ar ji iš jūsų atėmė. Jeigu šis video buvo naudingas jums, tai paspauskite širdelę ir pasidalinkite. Dėkoju ir iki.